Asmenį už viešos rungties trikdymą važiuojame irgi į antrą policijos komisariatą. Ant ledo. O parvešit paskui mane kažkur tai, nes aš tai nežinau, man šalta, liūdna. Nu, pas mus tai tikrai nebuvo šalta, nebijokit. Nu tai va, o ką man daryti? Nesušalsite, esate surengęs tinkamai, ne žiemos metas yra. Aš nieko blogo nepadariau, žmonių neužmuš, neapiplišu, neinu kažkokių veidrudėlių laužyti, kad kažką plėšti, atiminėti iš vaikų telefonų, sakykim, kad užsidirbt pragyvenimui. Aš va uždirbau sąžiningai atlyginimą, pasakė antstolis, ateik pirmadienį, į to, sako, rankiniu būdu padarysim pavedimą ir tik tada, sako, mes tau pervisim dalį, pusę pinigų, nuo pusę etato, 100 litų. Turėsiu, bet dabar šiandien neturiu nei cento. Ir moteris paliko mane. Dvi žmonos. Čia mama nei pričiom. Čia mama išpūsta muilo burbulą dėl to, kad pasakiau, ant bratkio parašysiu pareiškimą. Va, matas, rypai. Ligoninė tai kainavo tai. O kodėl jūs paliko dabar? Netgi dvi moteris jūs paliko? Pirmą įsiskyrė, jinai išėjo pas kitą, o kitą 26 gabalus aš ant savęs kreditą paėmiau, išleidau pinigus su ją kartu po viešbučius visokius. Ir jį paskui pasakė, eik tu sako, kada turėsi vėl paskolų, sako, pinigų, tada, sako, grįši pas tave. O kodėl dabar su mama nesutari? Kaip čia dabar šauki ant mamos taip negražiai? Nu, aš esu biškį ekstrasensų išmokęs. Čia per Baltijos televiziją mačiau, kad reikia su veidrodžiu ir žvakę sukti ir sakyti, matau, tik jaučiu, kad man greit pasiseks 10 minučių vieną kartą savaitį. Ir aš, matau biškį į priekį, kas mūsų laukia. Stop! Girdėjote, ką jis sako? Kartojame. Nu, aš esu biškį ekstrasensų išmokęs. Čia per Baltijos televiziją mačiau, kad reikia su veidrodžiu ir žvakę sukti ir sakyti, matau, tik jaučiu, kad man greit pasiseks 10 minučių vieną kartą savaitį. Ir aš, matau biškį į priekį, kas mūsų laukia. Kas dabar buvo? Kas mūsų laukia už 10 minučių? Galėtum pasakyti? Už 10 minučių būsime poskerė, parašysiu pareiškimą. Biškį mane sudaužysit. Aš biškį pasišakosiu, norėsiu parūkyti, jūs man neleisit parūkyti. Aš žinau viską. Ir žinau, ką jūs galite padaryti. Bet jūs dabar supykote, ne? Jūs noris taip įdaužti, ne? Na, aš žinau. Nes mano psichologija yra 100 išmanimas. Ir aš jums galėčiau kažkom būti naudingas. Tik nežinau kom.